Penktadienį gegužės 28 dieną reklamos konkursas Startuok pasibaigė ir buvo paskelbti nugalėtojai. Iš esmės pagal praeitus metus, kaip vyko ir šiemet, tai daug tobulesnis ir daug geresnis. Kaip sakoma, pirmas blynas buvo toksai kaip pavyzdys, pasižiūrėjimas, o dabar jau išsiplėtėm, kaip ir tarptautinis renginys tapo ir daug rėmėjų, tai šiaip labai džiaugiuosi ir auditorija iš tikrųjų daug gausesnė. Tai to gerai. Kas sunkiausia buvo būtent šiame festivalė Startuok, organizaciniai dalykai? Yra žmonės, kurie daro vieną darbą, yra kiti, kviečiam dalyvauti ir visą kitą. Bet visą šitą koordinuoti, kad būtų viena visuma ir veikti, tai yra sunkiausia. Atrodo paprastas darbas, bet tai padaryti sunkiausia. Reklamas vertino kompetentinga komisija sudaryta iš rėmėjų firmų atstovų bei paskaitų pranešėjų. Blogiausių tikrai buvo turbūt sunkiausia rinkti geriausius. Ir kriterijus, aišku, esminis buvo tai idėja pirmoje eilėje, o paskui, aišku, ir techninis apdirbimas viso to, ir kiek meilės, ir kiek pastangų įdėta, aišku. Į visą tai atsižvelgus, savo nuomonę atidaviau organizatoriams, o jie savo ruožtu, aišku, susumavę rezultatus su kitais komisijos nariais, išrinko geriausius. Iš tikrųjų, esu pakankamai kritiškas, tiek ir vertindamas reklamas bandžiau išvelgti vien tik tai blogį, bet ne, nėra. Viskas yra čiki, žmonės susirinkę tie, kurie nori kurti, kurie kuria, kurie gali, ir jiem ta žodis Startuok ne tik pavadinimas, bet ir iš tikrųjų tramplinas į ateitį. Geriausios Startuok reklamos autoriai yra Tautvydas Šarskus, Marius Jutka ir Nargiza Nurdinova. Geriausios video reklamos autoriai yra taip pat Tautvydas Šarskus, Marius Jutka ir Nargiza Nurdinova. Geriausios spaudos reklamos sukūrė Monika Liutkevičiūtė. Geriausią kavos išsinešimų reklamą sukūrė Jolanta Vainikonytė, Indrė Stasiukynaitė ir Dominyka Kancytė. Geriausios telekomunikacijų paslaugos reklamos autorė Dominyka Kancytė. Geriausią Vilniaus universiteto Kauno humanitarnio fakulteto reklamą sukūrė Marius Urbonas. Kūriau reklamą apie savo fakultetą, kuriame mokausi. Reklamos paslaptis kokia? Idėja, aš manau, kad tai yra idėja. O atlikimas? Atlikimas buvo, tarkim, pusė idėja, pusė atlikimas. Ką dar galėtum palinkėti žmonėm, kurie pradės irgi Startuok ir pamatys savo darbus, mes irgi norim tokie tapti? Aš noriu jam palinkėti, nebijoti gyvendinti savo idėjas, kad ir kokios jos atrodo negyvendinamos arba, nežinau, keistos galbūt ar dar. Tiesiog nebijot rizikuoti. Apskritai žmonėm noriu palinkėti, nebijot rizikuoti. Nes nerizikuosi, negersi šampano. Renginys tikrai įdomus, nes nėra tokių labai daug ir jaunimui tai yra puikia proga pasireikšti. Vis tiek patiko, be abejo, labai šaunios reklamos buvo ir labai kūrybingi žmonės. Ir tiesiog šaunu, kad yra tokių žmonių, kad jie dalyvauja, kad jie rodo save. Ir tikrai šaunus renginys, manau, pasiteisino. Reikia daugiau tokių renginių. Labai patiko, super patiko, nes tikrai daug talentingų žmonių, daug reklamų iš tikrųjų, daugiau negu pernai, jeigu neklystu. Tu esi Startuok fanas? Tai visiškas, Startuok.